Žiūrovų pamėgta rubrika Šaldytuvo kodas šį kartą svečiuosis pas aktorę Gražiną Baikštytę. Oi, kaip tapau aktorė, tai dieve. Kiną tai mylėjau visada, nuo pat vaikystės labai mėgau. Eit žiūrėti, kai tik tai pirmadienis nauji filmai kino teatruose, tai aš jau laukdavau, kada pamokos baigsis, kad bėgt vėl pradėti jau žiūrėti naujus filmus. Ir man kinas tai, kino aktoriai tai kažkas tai tokio buvo, kaip dievai, nežinau, turėjau savo mėgiamus ten ir nemėgiamus. Kas išeidavo tuo metu apie kiną, užmesgiau kažkokius ryšius su kioskininkė ir jinai man palikdavo. Film, ekran, lenkiškus tenai, čekiški ten, filmą Divadlo ten, žodžiu, krūvom aš to žurnalus rinkdavau ir domėjausi ir tikrai daug žinojau. O teatre tai toli ten, žodžiu, man teatre nepatinka tas teatrališkumas. Ir tiesiog mane pastebėjo fotografas Liudas Ruikas, nufotografavo ir dėka tos nuotraukos. Irgi buvo kažkuria tai prasme stebuklas man, kad Bandarčiukas visgi priėmė mane mokytis. Ir, žodžiu, man padėjo tas, kad aš judesi buvau jau šiek tiek įvaldžiusi. Ką buvau išmokus ištraukas, tai ne, per stojamuosius, taip kad reikėjo dar mokytis ir taip ir mokaisi visą gyvenimą. Jokių paslapčių aš neturiu, netgi daug ką darau to, ko nereikia daryti galbūt. Nemėgstu aš apie tą grožį kalbėti, nes jau tiek iškalbėta ir Lietuva yra, aš nežinau, stebuklų kraštas ir aš jau savo laiku pasakiau, prieš porą metų pasakiau, aš daugiau apie tai nekalbėsiu, nes man atsibodo. Vėl man muštis į krūtinę, kad aš nei botulino toksino, nei plastinių operacijų gyvenime nesidariau. Man visada patiko ta grožio industrija, jeigu taip galima sakyti, aš kaip ir kinų domėjaus, taip aš domėjaus, kaip prižiūrėti save. Tadagi nebuvo ten kažko, Maskvoje, kai mokiaus, tai aš buvau neišimtis, visos kurso draugės, mes lakstydavom po kosmetikos parduotuvės, ten galima buvo tuo metu, aš nusipirkdavau tokių priemonių, kokių Lietuvoje čia net nesisapnavo, niekur jų nebūdavo paprasčiausiai. Aš nepasakyčiau, kad aš ten kažką tai ypatingo naudoju, jokių būdų. Vieną kartą savaitę aš darau kaukės ir pati savo namie ir nors sako, tą, ką valgai, reikia dėti ant veido, tai aš to nedarau irgi. Stebuklų, jokių receptų nei turiu, nei ką. Rytas tai ką, vėl, nuo kavos. Nes pas mane yra žemesnis spaudimas negu pas normalius žmonės, tai aš be kavos dar tokia mieganti. Metai, amžius, daro savo. Tu visą laiką galvoji, kas bus rytoj, už ką tu rytoj išgyvensi, kaip tu pavalgysi, kaip sumokėti už butą, mokesčius. Tai tada jau apie meną mintis jau nueina į kitą planą, jeigu galvoji, kaip pragyventi. Dabar vieni kitus vertina tik taip pagal tai. Man toks įspūdis susidaro, ne pagal tavo kažkokias ar žmogiškas savybės, ar profesinės. Bet kiek tu turi pinigų? Jeigu tu turtingas, tai žiūrėk, tu čia jau būsi gerbiamas ir įdomus visiems. Ir nenueisi nuo žurnalų ten ir televizijų ekranų. Šou biznio šitas visas dalykas, kai kažkokie tai, jaunos mergaitės gražios, bet kai jos visos vienodos, nėra jokios individualybės, visos vienodos ir jos kaip tik ir stengiasi suvienodėti. Dabargi priemonių yra tų, kuriuom aš nesinaudoju, jos sėkmingai pasinaudoja ir staiga žvaigždės. Aš nesuprantu to, ir nesuprasiu jau ir nenoriu suprasti.
Labai mėgstu kiaušinius, cholesterolis, blogai, ne kasdien, aišku, stengiuosi ten porą kartų savaitę. Stengiuosi minkštai išsivirti vieną kiaušinėlį, kava, sumuštinis, skrebutis. Mano sfera tai, jau ta, kaip aš sakau, sunkioji artilerija. Sriubos, mėsos. Šeima mėgsta sriubas. Labai mėgstu salotas, vasarą žalias, o žiemą mėgstu troškintas. Sūrį mėgstu, sūrį fermentinį, kuris kaip tik, ir nereiktų jo valgyti. Tu nori, kad aš atidaryčiau šaldytuvą? Ne, neatidarysiu. Sūrių yra visada. Dabar ta spauda ir tas viešumas pasidarė įkyrumo koktus. Nežinau net kaip apibūdinti. Kodėl aš turiu tau atidaryti šaldytuvą? Kodėl aš tave turiu vesti į miegamą ir rodyti, ką aš turiu spintoj? Pati aš labiau žiūriu į kaloringumą. Ir varškę, jeigu perku, tai perku liesą. Stengiuosi bent jau jogurtus mėgstu, irgi perku kur 0,0 ten. Vištiena, iš vištienos žinau begalę receptų. Galėčiau gyventi, aišku, ir be mėsos, bet vištos man reiktų. Kiaušinis yra kasdieninis mūsų mitybos produktas. Tai yra labai naudingas produktas, kadangi turi daug baltymų. Kiaušinio baltymas yra labai naudingas, lengvai įsisavinimas. Lengviausiai įsisavinami yra skystai virti kiaušiniai. Jų ilgai virti nereikia, 3-5 minutės. Prieš verdant kiaušinius reiktų nuplauti lukštą, nes vis vien yra pavojus, aišku, susirgti salmoneliozę. Kiaušiniai turi būti patikrinti sveiki. Kiaušinių daug valgyti nerekomenduojama, kadangi suvalgius vieną kiaušinį, kiaušinio trinyje yra apie 250 mg cholesterolio. Lietuvoje yra daug fermentinio sūrio rūšių ir priklausomai nuo gamybos technologijos yra skirtingo riebumo. Nuo 60% iki 20%. Tai čia priklausomai nuo to, kaip herojus kokį valgo sūrį. Sūris fermentinis yra labai kaloringas produktas. 100 gramų sūrio yra apie 400 kilokalorijų. Tam, kad sudeginti tiek kalorijų, reiktų pusę valandos bėgioti, arba 1,5 valandos plauti grindis, arba 1 valandą važinėti riedučiais. Vištienos krūtinėlė yra labai naudingas, sveikas produktas, kadangi turi pakankamai baltymų, mažai riebalų, daug vitaminų, mineralinių medžiagų, kalio yra gan daug, 328 mg. Ir jeigu vištienos krūtinėlė valgo garintą, be odos, be riebalų, tai yra tikrai labai sveika. Rekomenduočiau arba su ryžiais, garintais ryžiais, su šviežiom daržovėm, bulvės tai jau tikrai netiktų ir riebūs padažai netiktų, nes tikrai reikia save saugoti. Žmogus, kuris pasirenka tokius produktus, turėtų dirbti intensyvų darbą, galbūt valgo 1-2 kiaušinius per savaitę, arba fermentinio sūrio mažytę gabaliuką, arba vištieną su padažu. Esmė yra labai kaloringas maistas, bet sveikas, priklausomai nuo kiekio, kiek valgo.